Įgyvendinant projektą Moment, grupė Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos moksleivių kartu su aplinkos apsaugos agentūros specialistais lapkritį atliko Danės upės vandens tyrimus jos žiotyse, netoli Pilies tilto. Upės vanduo buvo tyriamas keliais parametrais, nustatant savitąjį elektrinį laidį, druskingumą, temperatūrą, šarmingumą arba rūgštingumą, deguonies kiekį vandenyje ir kitą. Mes pirmiausiai atliekam savo tiesioginį darbą. Kiekvieną mėnesį mes tikrinam pagal valstybinį 12 metų monitoringo programą. Imam mėginius, tikrinam vandenų kokybę. Yra mūsų spec priemonės ir oksimetrai, kur žiūrim deguonį esamojų momentų vandenyje. Žiūrim rūgštingumą su pH metru ir savitai elektrinį laidį. Dalis specialistų kartu su moksleiviais paimtų Danės upės vandens mėginių bus ištirta laboratorijoje Klaipėdoje. Kita dalis iškeliaus į Vilnių, kur atliekami sudėtingesni vandens kokybės tyrimai. Nors galutiniai rezultatai bus apibendrinti tik po maždaug mėnesio, pirminiai duomenys rodo, jog kol kas Danės upės vandens kokybė nėra pablogėjusi, nors taršos židinių dar likę nemažai. Vis tik tai pačiam baseine, jeigu paminėti, yra du didžiausi tokie žinomi taršos šaltiniai. Tai pats Kretingos miestas ir žemupyje prisideda Klaipėdos miestas. Kretingos miestas nors surenka ir apvalo nuotekas. 60% kažkur miesto gyventojų prisijungia prie centralizuotų tinklų. Tačiau išvalinimas nepakankamas yra. Nuotekos po išvalymo išleidžiamos į Tenžės upelį, kuriame nedidelis nuotėkis. Ir tas upelio vanduo nepajėgia praskiesti, reiškia, kad ir išvalytų nuotekų iki tokio laipsnio, kad jie atitiktų tos geros ekologinės būklės rodiklius. Akmenos Danės pabaseinio vandens telkinių monitoringo duomenimis upės būklė aukščiau ir žemiau Kretingos yra gera. Akmenos Danės žiotyse vidutinė, nes čia užfiksuojama padidėjusi tarša fizikiniais cheminiais elementais. Analizuojant daugiamečius Akmenos Danės upės vandens tyrimų rezultatus, taip pat pastebima, jog per pastaruosius 15 metų gerokai sumažėjo upės tarša organinėmis medžiagomis, nitratais bei fosfatais. Tačiau vis dar didelė azoto koncentracija vandenyje. Gerėjančią vandens būklę specialistai linkę sieti ir su pasikeitusiu visuomenės požiūriu į supančią aplinką. Tai yra matyt jau seniai ir suprasta yra kitose, reiškia, šalyse, ypatingai Skandinavijos, reiškia, šalyse, kad tik tai žmonės, kurie supranta savo naudą, savo bendruomeniai naudą, žinai, tam tikrų pastangų dėl vandens kokybės, dėl vandens, reiškia, valymo, dėl vandens taupimo, nes jeigu paklausus individualiai kiekvieną žmogų, jisai visada pagalvos, gerai, aš galėčiau prisidėti prie to, bet ką darys mano kaimynas. Ir tik tai bendruomenė gali iš tikrųjų nuspręsti ir kažkurie turbūt sukelti tokį, galbūt ne tai, kad teigiamas emocijas, bet daugiau tokių, reiškia, pastangų. Taip yra pas mus mokykloje toks gamtosauginis būrelis, mes tyrėme įvairius gamtosauginius dalykus, dalyvaujame įvairiuose projektuose, susirenkame, sprendžiame įvairias problemas. Labai populiarus, nes mūsų mokykla jau 7 metus gauna žaliąją vėliavą už gamtosauginę veiklą. Bet jau 15 metų, tai galima sakyti, labai įsitraukia į šitą gamtosauginę veiklą. Tai yra ir tarptautiniai projektai, vaikai išvažiuoja ne tik tai, sakykime, tyrimus atlieka čia, Klaipėdoje, prie Danės upės Baltijos jūroje, bet dažnai tyrimus atliekame ir Baltijos jūros valstybėse. Akmenos Danės upės vandens kokybės tyrimai buvo pradėti 1961 metais. Danės upė tik viena iš upių, kurių vanduo patenka į Kuršių marias. Iš viso į ją suteka vanduo iš 75% Lietuvos teritorijos, todėl marios labai eutrofikuotas vandens telkinys, o Baltija vis dar laikoma viena labiausiai užterštų jūrų.